Prieš 2 metus mano setupas atrodė taip. Gerai juokauju, čia yra mano dabartinis setupas, bet įdomiausia dalis yra tai, nuo ko viskas prasidėjo prieš 2 metus. Radau tik vieną nuotrauką, nuo kurios prasidėjo mano visas setupas. Klaviatūra visada strigdavo, ausinės buvo sulūžusios ir nepatogios. Vienintelė laidinė pelė veikė be problemų. Po maždaug pusę metų nusprendžiau atnaujinti savo setupą. Pirmiausia, nusipirkau naują Attack Shark X11 pelytę, belaidę. Ir dar nusipirkau White Shark klaviatūrą ir kilimėlį iš Temu. Tai buvo mano pirmas upgreidas. Po jo setupas tapo daug gražesnis, bet dar buvo daug dalykų, kuriuos norėjau pakeisti. Mano monitorius tuo metu buvo toks pat kaip prieš 2 metus, o kompiuteris taip pat nepasikeitė, jį naudoju iki dabar. Po kiek laiko nusprendžiau dar labiau patobulinti savo setupą. Tai buvo kol kas didžiausias mano upgreidas, per kurį pakeičiau monitorių, nusipirkau naują Attack Shark klaviatūrą, kad tiktų prie pelytės, nusipirkau naujas ausines Logitech ir naują pelės kilimėlį dėl Taco Gaming. Trumpai apie monitorių. Kalbant apie kompiuterį, jis per visus šiuos 2 metus nepasikeitė, kol kas jis mane pilnai tenkina, todėl jo atnaujinti net neplanuoju. Na ir tiek, tikiuosi buvo įdomu pamatyti, kaip mano setupas pasikeitė per 2 metus. Jei video patiko, nepamirškite palikti like mygtuką, prenumeruoti kanalą ir parašykite komentaruose, ką norėtumėte pamatyti. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo aš Pauliuksas, iki